Kągi sveiki, brangieji, sustinkam ir vėl švietimo ministerijoje. Po ilgos pertraukos vėl sustinkame ir einame į pamokas, kurios nutrūko nuo vasaros, aš pažiūrėjau nuo Liepos mėnesio ir todėl noriu po truputį sugrąžinti mūsų vidursavaitinės pamokas. Tai šiandien aš toliau tęsiu pamoką iš serijos tobulumas ir jūs galite valyti pagal pavadinimą ir šiandien mes kalbėsime gyventi pagal kūną arba gyventi pagal naują dvasią. Pamoka yra labai svarbi. Gal labai greitai prabėgsime apie ką šitos pamokos. Jėzus sako, būkite tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas. Jėzus mus ragina tobulėti. Žodis tobulumas daugam yra kaip keiksmažodis arba tai, ko mes niekad nepasieksime. Bet jeigu Jėzus mus kviečia tapti tobulais, reiškia, jisai žino, kad mes galime tapti tobulais. O tas žodis tobulas reiškia subrendęs. Ir šiandien mes, kiekvienas, kuris esam pašaukti į Dievo karalystę, pašaukti į bažnyčią, pašaukti į jo šeimą ir naujai atgimę, Dievo atgimdyti, mes pradėjome tiesiog nuo pat pradžių. Kokių pradžių? Tai yra gera pradžia mūsų kelio, mūsų gyvenimo jo karalystėje ir taip pat mūsų augimo pradžia. Nei vienas negimsta į Dievo karalystę, į Dievo šeimą, iškart subrendęs ir tobulas. Tai yra procesas ir todėl tas procesas vyksta ir mes turime pridėti visas pastangas, kad mes tobulėtume. Kaip rašte ir parašyta, veržkitės prie tobulumo. Reiškia, mes turime nugalėti tam tikras kliūtis ir veržtis prie tobulumo arba subrendimo. Kitoje vietoje parašyta, kad mes nebūtume maži vaikai ir siūbuojami bet kokio mokymo vėjelių. Reiškia, vaikus, dvasinius vaikus, čia suprantame apie dvasinę vaikystę, jie yra nestabilus, jos gali nunešti bet kokią doktriną. Žmonių apgaulė, jų gudrumą, manipulacijos, šiais laikais apstu visko yra, todėl jos gali ir nešioti. Ir todėl Paulius sako, kad bažnyčioje pagal Dievo arba Jėzaus sumanimą yra pastatyti tarnautojai, kurių tikslas ištobulinti bažnyčią arba ją subrandinti, klausytojus. Todėl tarnautojai, kurie tarnauja didžiajam dalim, nes visi tie tarnautojai, kurie išvardinti 4 tos tarnystės, jos susijusios su žodžio tarnystė, su mokymu. Todėl mūsų branda, arba kaip mus brandina Dievas per tuos tarnautojus, brandina žodyje, brandina doktrinoje. Kad mes būtume subrendę ir įsitvirtintume tiesoj, Dievo tiesoj. Ir tam evangeliniam tikėjime. Nes šitas tikėjimas, kuris atėjo kartu su Jėzumi, jis Paulius vadinamas evangelijos tikėjimu arba evangeliniu tikėjimu arba geros žinios, geros nuotaikos tikėjimu. Ir tai yra tiesos žodis arba tikrovės žodis. Tai sugrįžkime prie tų mokytojų, jie tikrai turėtų būti prašviesėję ir turėtų žinoti, ką jie moko. Turėtų mokyti tiesos žodį. Ir tik tuomet mes sulauksime gerų rezultatų. Ir, žinot, klausimas, kodėl mes turime būti tobuli? Ar negalim pasirinkti vaikais? Vienas iš tų dalykų, svarbių dalykų, ką aš jau įrodžiau, sakykime, per kokius 3-4 mėnesius, kad yra kažkas tai paruošta nuo Dievo, kažkokios tiesos, kažkokie apreiškimai, kurie yra tiesa, bet tu negali jų suvokti, negali tu jų suprasti vien dėl to, kad tu esi dvasinis vaikas.
Mes matome rašte ne vienoje vietoje pateikta, kad bet kokio amžiaus, dvasinio amžiaus žmonėms yra tam tikras maistas. Todėl dvasiniams kūdikiams yra neatskiestas žodžio pienas. Neatskiestas žodžio pienas. Ir šiandien aš jums pasakysiu atvirai, kad didžioji dalis, absoliučiai didžioji bažnyčios dalis, jiems reikia pieno. Eina metai, eina šimtmečiai, bet jiems reikia pieno, nes jie negali suvokti kietesnio maisto, jie negali jo paragauti, jiems tai atrodo kvailystė. Pasakokit kokias nors istorijas linksmas, su geru fonu ir apskritai, su humoru, dar kitai paliudymais. Mes norime girdėti mums suprantamus dalykus. Ir jeigu mes suprantame tos dalykus, mes pasimaitinam. Ir tai grina tiesa. O jeigu kažkas tai skamba jau nesuprantamo, ima snaudulys ir mes negalime to suprasti, todėl ieškome to, kuris mums paduotų to pieno. Tai va, bet laikas eina ir mūsų maldos yra išgirstos danguje. Kai mes meldžiame Dieve, apreišk, parodyk, siūs savo apreiškimo dvasią, apreiškimo, atidengimo dvasią, kad mes pažintume tave. Tokiomis maldomis meldžiasi praktiškai visa bažnyčia, bet kai pradeda tikėti, kad Dievas siunčia tą apreiškimo dvasią, gali prasidėti tai, kad yra apreikšta tai, ko tu niekad nematėjai, ko tu niekad negirdėjai, kas tau net į širdį neatėjo. Ir tuomet mums reikia tą, kas apreikšta, jau iš subrendusios pakankamai dvasios, suvokti ir priimti. Ir gyventi daug giliau tikrovėje. Jėzus sako, prieš siųsdamas šventąją dvasią, arba kad tėvas atsiųstų šventąją dvasią. Šita dvasia, šventoji dvasia, jinai vadinama godėjų ir jinai vadinama tiesos dvasia, arba tikrovės dvasia. Ir Jėzus sako, kad šita tikrovės dvasia įves jūs į visą tikrovę, į visą tiesą. Reiškia, mes galime gyventi šitam procese, kažkokioj atkarpoj, kur mes pažįstame dalį tiesos, daugiau tiesos, dar daugiau tiesos, bet yra jau užbaigimas, kai mes pažįstame visą tiesą, visą tikrovę. Kiekvienas galime mes pažiūrėti, kokioj mes atkarpoj esame. Kažkokioj atkarpoj tikrai esame. Dalinai mes pažįstame tiesą ir tikrovę. Tai yra mūsų tikėjimas. Žinome tikrai, kad visas pasaulis nuodėmiai paskendęs ir stokoja Dievo šlovės. Ir kad vienintelis būdas iš tos nuodėmės išsivaduoti nuo tos kaltės yra patikėti, kad Dievas siuntė savo sūnų Jėzų, kuris paėmė nuodėmes, iškentėjo bausmę ir dovanojo mums atleidimą arba apvalymą tų nuodėmių. Arba Dievas per Jėzų Kristų sutaikė su savim visą pasaulį. Tai yra mūsų tikėjimas. Tai yra tikėjimo ABC. Ir praktiškai visi įtikėję žmonės atgimę tuo tiki. Ir tai yra tiesa, tai yra tikrovė. Bet ar čia viskas? Ar čia visas Dievo planas? Drąsiai galiu teigti ne. Yra toliau ėjimas į tikrovę. Ar mūsų gyvenime nėra tikrovės, tu gali pasakyti? Žinoma, mūsų gyvenime apstu yra apgaulės, apstu žmogiškų nuomonių, religinių tradicijų, religinės tradicijos, apie kurias sako Jėzus, savo tradicijomis jūs darote Dievo žodį negaliojančiu. Dievo žodį jisai veikia, bet jūsų tradicija neleidžia priimti to, kas veikia. Tai va, ir todėl yra tam tikras pavergimas. Mes gyvename ne Dievo nuomoniai, bet žmonių nuomoniai. Teologų, ten nežinau, kas ten bebūtų praeitį, mes gyvenam toj nuomoniai ir mes tuo pačiu metu ir žinome ir dalį tiesos. Ir ačiū Dievui už tą dalį tiesos, kuri mums padeda šiandien šiek tiek jaustis geriau Dievo akivaizdoje, jausti palaimą tam tikrą pagalbą ir panašiai.
Bet laikas ateina, kai Dievas atsako į tą maldą, mūsų prašymą, atidenk, parodyk. Va, ir viskas prasideda nuo to, kai mes prašome šventosios dvasios, kur yra mūsų gyvenime, padėk šventoji dvasia, duok mums. Duok mums. Taip, aš dar pasitiksniu, atsiprašau. Technika, bet duok mums pažinimą tiesos, pažinimą tikrovės. Ir jisai ateina, jisai parodo. Ir palaimingas tas, kuris gali girdėti, suprasti ir patikėti. Tai va, tai tokia vat įžanga ir aš galvoju, kad vienas iš tų dalykų, ką duoda mums tobulumas, tai nėra pasipūtimas, tai nėra tai žinių bagažas didesnis. Numeris 1, tai yra gebėjimas girdėti tiesą, tikrovę, Dievo tikrovę. Antras dalykas, ko Dievas tikrai laukia iš mūsų, kad mes tobulėtume, nes tobulėja kas? Mes išryškinom per praeitas pamokas, kad tobulėja tavo dvasia, arba tu tobulėjai, nes tu ir esi dvasia. Tu kaip būtybė esi dvasia. Tu gyveni kūne, kuris yra gyvas, protaujantis, mąstantis, informaciją surenkantis, supantį pasaulį, surenkantis informaciją, visą analizuojantis. Tai va, tokia būtybė. Ir dvasia, tai esi tu. Tokias, kol dvasia tikėti, tai reiškia, savo vidumi tikėti. Dvasiškai tikėti. Ir va ta dvasia, kurią mes turime dabar naują, atgimdytą, tai nereiškia, kad mes neturėjom jos. Mes visuomet turėjome dvasią, nes aš visuomet buvau dvasia. Aš, kaip Kastytis, visuomet buvau dvasia. Bet ta dvasia buvo dvasiniai mirti. Dvasinė mirtis reiškia atskirtis nuo gyvenimo, nuo gyvojo Dievo. Kas atskyrė mane nuo gyvo Dievo, jūs žinote, nuodėmė. Nuodėmė atskiria ir sugriauna santykius. Ar tai būtų Dievas, ar tai būtų žmogus. Jeigu tu prieš kažką tai nusidėjai, tu jauti gėdą to žmogaus atžvilgių. Ir atsakymas vienas, kurią tu dalim jauti, būtent dvasia. Dvasia jaučia tą kaltę, kad tu prieš kažką esi padaręs tą kaltę. Taip? Tai va, tai dvasinė mirtis yra atskirtis nuo Dievo. Dvasinė mirtis yra atskirtis nuo Dievo. Bet kai aš išsprendžiu šitą problemą, patikėdamas, kad Jėzus paėmė šitą atskirti, taip, jis paėmė nuodėmę. Jis paėmė tą sieną, kuri mane skyrė nuo Dievo. Mano gyvenimą ateina Dievo gyvenimas ir tas gyvenimas ateina su tikslu mane atgimdyti, duoti man naują prigimtį. Nenuodėmingą prigimtį, kurią aš paveldėjau iš kritusio Adomo, bet naują prigimtį, dievišką prigimtį. Ir ta dieviška prigimtis startavo mano gyvenime. Tai yra naujas pasaulis, man nežinomas pasaulis, kuris šiandien turi, arba aš pašauktas į tai, kad tai mane valdytų, tai mane motyvuotų ir tai turi augti. Pažinimas to naujo turi augti many. Ir taigi pirmas punktas yra, kad mes galėtume pažinti jo valią, nes tik subrendęs žmogus gali pažinti giliau jo tiesą. Antras dalykas, kad aš brandinčiau dvasios vaisių, mano dvasios vaisių, kuris išvardintas yra Galatams laiške, nepamatu, kiek ten tam sąraše yra tų dalių, bet pagrindinė dalis yra meilė. Meilė, pagrindinė dalis, arba meilė viską apibendrinanti dalis. Meilė dieviška ir kas tokia meilė yra, mes taip pat galime skaityti šventam rašte. Galime irgi vienu žodžiu apibendrinti, kad meilė nėra savanaudiška. Jinai neieško savo naudos, jinai galvoja apie kitus. Reiškia, tu dabar galvoji ne apie save, bet daugiau apie kitus.
Ir ne tik tai protarpiais tu va čia pagalvojau, o po to kitą pusę, jau po valandos galvoju apie mane. Vieną akimirką aš pakeliu kitus, aš linkiu kitiems sėkmės, džiaugiuosi kitų sėkme, džiaugiuosi kitų atsakytomis maldomis. Po valandos viskas apsisuka ir aš turiu pretenzijas, turiu komentarus, nesidžiaugiu, pradedu stebėti, kas negerai yra su kitu žmogumi. Ir jau čia veikia nemeilės principas. Čia jau veikia kūniškumas, apie ką mes šiandien ir kalbame. Arba čia tokia įžanga į tai. Tai va, tai nestabilus pakankamai gyvenimas. Akimirką meiliai gyveni, ypač kai pripildo šventoji dvasia, kas yra meilė. Tu gyveni jo meilė, tu galvoji apie kitus, tu džiaugiesi, darydamas gerą, padėdamas, mąstydamas apie kitų gerovę, apie kitų sveikatą, artimų žmonių išgelbėjimą ir net pačių blogiukų išgelbėjimą. Tu matai viską Dievo akimis, gailestingumo akimis. Ir po to vėl užbanguoja, tu savanaudės, visi čia kažkas, tu turi pretenzijų visiems, tai tam pretenzijas, mane pamiršo, apie mane blogai kalbėjo, ten kažko pridarė, netai pasielgė. Ir čia prasideda visai kita dalis, kur jau tikrai nėra meilė. Tu gali tai aprengti, ko tu nori, kaip tu nori, tu gali tai aprengti, čia yra teisingumas, čia yra tiesa, aš turiu kalbėti tiesą, tu gali aprengti, kuo tik tai nori. Bet čia jau kalba netobulumas. Čia jau kalba nemeilė, čia jau kalba nedvasiškumas, čia jau kalba kūniškumas. Tai va, todėl mums šiandien reikia praeiti pro viską, sužinoti, kas tas dvasiškumas yra, kaip jį maitinti, kaip jį sergėti, kaip jį puoselėti ir kas nėra dvasiškumas, ką mums reikia palikti ir numarinti. Ir tai yra, aš galvoju, viso mūsų gyvenimo su Dievu mokykla. Tu negali to išmokti, išgirdęs tai, tu mokaisi ir mokaisi ir mokaisi. Kol tavo vidinis žmogus pradeda dominuoti, vidinis žmogus, dvasinis žmogus, ima dominuoti ir tuomet tu gyveni taip kaip Dievas šioje žemėje. Tu myli visus kaip Dievas. Dievas yra meilė. Kas pasilieka meilėje Dievu, tas pasilieka Dieve. Tai va, gerai, brangiai, tai va, tokia va kažkaip įžanga. Ir aš noriu va čia priminti jums, brangiai. Šiandien mes kalbėsim, galbūt žinote apie ką, apie gyvenimą ir mirtį. Aš jau padariau tokią įžangą, kad gyvenimas yra dieviškas gyvenimas, kuris atėjo per nuodėmės arba kaltės pašalinimą. Jis atėjo į mūsų vidų, mūsų dvasia atgijo ir mes pradėjome gyventi. Va, ir visgi mūsų gyvenime gali būti, ir tai yra, kad mes savo veiksmais, nepažindami, nesuprasdami, galim įsileisti ir tam tikrą mirties pasireiškimą, arba ne tai, kad visišką atskirtį nuo Dievo. Ne kiekviena nuodėmė visiškai atskirčia nuo Dievo. Bet tai gali būti pasireikšti tam tikri santykiai pašlyja ir panašiai. Tada mes liūdnoki, mums atrodo, kad nėra gyvenimo, nėra artumos Dievo ir panašiai. Ir todėl mes šiandien turime būti tie, kurie atsakingi už savo veiksmus. Nemetam viską Dievui. Mes sakome, Dieve, paimk tą, jis negali to paimti, jis kai ko negali paimti. Paimk tą, jis negali to paimti. Tu turi tai atmesti. Tai yra tavo dalis. Jis tau padės. Jis duos tau įkvėpimą ir gilius sprendimus. Bet tu darai pats tai. Tai va. Gerai. Priminsiu, aš pasižiūrėjau, ką praeitą pamoką kalbėjome. Ir vienas iš tų temų buvo taip, gyventi pagal kūną. Šitas terminas yra gyventi pagal kūną. Aš noriu atskirti šiandien šitą terminą ir padalinti dvi dalis. Gyventi pagal kūną, numeris 1, ir gyventi pagal kūniškumą. Arba kūniškai gyventi. Tai va, tai gyventi pagal kūną
Jeigu girdit kažkokius remonto darbus, čia pas mus name vėl remontuojama. Tai nieko. Čia prietina tave prie realybės, kad mes dar esam šioje žemėje. Tai va. Skaitom rašto eilutę. Tai bus Romiečiams 7 skyriuje 5. Sako Paulius, kol gyvenome pagal kūną, mūsų nariuose veikia įstatymo pažadintos nuodėmingos aistros ir mes nešime vaisių mirčiai. Šita frazė man kažkada buvo nelabai aiški, kai gyvenom pagal kūną ir ko čia dėtas tada įstatymas. Argi galima, ar būtinai reikia po įstatymų būti, žmogus šiaip pasaulį negirdėdamas įstatymo, atrodytų gali gyventi pagal kūną. Neteisingai gyventi, pagal geidulius. Bet čia aš pradėjau suprasti, kad šitoj vietoj čia yra konkrečiai sakoma apie tai, apie kokį kūną. Jeigu jūs pridėsite gyvenome pagal kūną ir žydišką kūną, judėjišką kūną, nes Paulius vysto visur savo mokyme, pamokymuose, vysto tą mintį, kad judėjai, tuo metu judėjai, jie buvo be galo pasipūtę ir jie galėjo pasigirti savo kūnų. Kokių kūnų? Žydiškų kūnų. Jie visur vaikščiojo su pamokymais, jie galvojo, kad pagonys tai yra kažkokie antrarūšiai, ten šunys kažkokie, o mes jau nusimanome, mes jau galim pasigirti apipjaustymu savo kūne, dėl to, kad tai yra ženklas sandoros su Dievu ir mes to laikomės, mes turime santykį su juo ir jisai traktuoja mus kaip saviškius, o visi kiti yra atmatos. Ir jie girdavosi savo kūnu. Tai tas pats apipjaustymas, kuris kažkada visai ką kitą reiškė, sandoro su Dievu, jau Pauliaus laikais tai pradėjo reikšti, kad tu esi įstatymo, tu esi po įstatymu, arba pavaldus įstatymui, Mozės įstatymui. Tu esi pavaldus, todėl tu turi viską laikytis, kas įstatyme parašyta. Taip. Ir todėl skaitome iš to pamatymo, iš to konteksto. Kol gyvenome pagal kūną. Matote, dar vienas dalykas, kai Paulius kalba, iš čia kalba, aišku, romiečiams, kurie nei jie ten buvo po įstatymų, nei panašiai, ir kiti laiškai Pauliaus, jisai kalba visuomet tarsi jis kalbėtų žydams, tarsi jisai kalbėtų izraelitams, nes visa šita krikščionybės pradžia arba tas projektas didelis, kuris jau startavo nuo Mozės įstatymų, gal dar ir anksčiau, nuo Abraomo galima pasakyti, jisai yra, kaip sakyti, lokalizuotas į žydų tautą. Todėl Paulius ir dažnai kalba, tarsi jis kalbėtų tiems, tarsi žydams kalbėtų, bet jisai kalba ir pagonims. Pagonis turi žinoti, kas vyko Dievo toj dispensacijų vadinamai, kas ten vyko. Taip, ir ką reiškia įstatymas, ką reiškia malonė ir visa kita. Nes pagonis jau tais paskutiniais laikais, tai yra tas 40 metų, nuo 30 iki 700, tai paskutiniai laikai, jie buvo integruoti, jau įvesti arba įvedinėjami į žydų visą palaiminimo sistemą, į tą projektą. Jie buvo įvedinėjami. Visi pažadai buvo skirti dangiškam Izraeliui, nežemiškam dangiškam Izraeliui. Ir pagonis, sako, per Evangeliją, Paulius sako, tapo to pažado dalininkais. Tai va, todėl jisai tai sako ne visuomet, kaip pasakyti, jis nedėsto tai pagoniškai pagonims, jis dėsto tai žydiškai pagonims. Tai va, tai dabar supraskime, kas čia yra. Tol, kol gyvenome pagal žydišką kūną, kartais ir apie save jisai kalba, daugiskaitai pasako, tarsi nesureikšmintų ar nesusireikšmintų pats. Kol gyvenome, arba kol gyvenau pagal žydišką kūną, mūsų nariuose veikia įstatymo pažadintos nuodėmingos aistros. Ir mes nešėme vaisių mirčiai. Dėmesio, va čia mūsų tema. Nešėme vaisių mirčiai. Kada? Kai mes gyvenome, kažkas gyveno, Paulius gyveno pagal kūną, pagal žydišką kūną.
Jis galėjo pasigirti juo, bet kai jis gyveno pagal žydišką kūną, jis turėjo laikytis įstatymo. Jis turėjo laikytis įstatymo. Įstatymas arba judaizmas, galima sakyti, tai yra skirtas žydams. Taip, už tai iš ta žodis žydas yra nuo žodis judėjas arba judaizmas. Todėl lietuviškai judaizmas gali skambėti žydizmas. Tiesiog žodžių žaismas. Daugams tiems, kurie garbina šitą tautą, jiems gali čia kažkokie būti neramumai viduj širdį, bet aš negaliu jums nieko padėti. Aš tiesiog jums sakau tiesą, kokia jinai yra. Ir todėl Paulius, jisai kitoje vietoje sako, aš nesigirsiu pagal kūną, nors galėčiau pasigirti, bet viską tai laikau sąšlovomis. Man tai visai neturi jokios naudos dabar, kai aš esu Jėzuje Kristuje, kuriame nėra jau judėjo arba žydo, arba to, kuris laikosi įstatymo, arba to, kuris pavaldus įstatymu. Jėzuje Kristuje to nėra. Nėra jokios tautybės, yra naujas kūrinys. Tai va, šita eilutė svarbi, arba šita mintis svarbi. Kol gyvenome pagal kūną, žydišką kūną, mūsų norėse veikia įstatymo pažadintos nuodėmingos aistros. Ir mes nešime vaisių mirčiai, dvasiniai mirčiai. Nes per įstatymą mes pažįstame nuodėmę, arba per įstatymą jinai sukeliama, arba įstatymas yra nuodėmės stiprybė ir jėga. Todėl, sako, aš buvau gyvas, pakankamai dvasiškai gyvas, be įstatymo, atėjus įstatymui, atgijo nuodėmė ir ta nuodėmė mane nužudė dvasiškai. Tai va, gerai, einame dar čia kitas eilutės, čia aš imu iš praeitos pamokos. Va, tą, ką sakiau, tas čia yra parašyta, skaitome. Nors aš galėčiau pasitikėti ir kūnu, jei kas nors mano galės pasitikėti kūnu, tai aš juo labiau. 8 dieną apipjaustytas iš Izraelio tautos, Benjamino giminės, Hebrajas iš Hebrajų, pagal įstatymą fariziejus, uolumu bažnyčios persekiotojas, įstatymo teisumu nepeiktinas. Čia jau aš paimu citatą iš naujo vertimo, matote pačioje. Krikščionių bažnyčios vertimas, matyt, taip yra pačioj parašyta. Čia kažkodėl vietoj to, ką mes anksčiau buvo įdėję, žydas iš žydų, aš dar patikslinsiu, ar tikrai čia Hebrajas iš Hebrajų. Čia tik tai patikrinimui. Tai va, pagal įstatymą fariziejus, reiškia pats oliausias interpretatorius įstatymo, Mozės įstatymo. Uolumu bažnyčios persekiotojas. Reiškia, jeigu tu uoliai gini įstatymą ir kitatikius, arba tuo metu krikščionys buvo vadinami eretikais, sekta, visa kita, atskala, ir jeigu tu stipriai kovoji už savo judaistinį tikėjimo, judaizmą, tai yra kaip ir privilegija. Ta prasme, tai yra dorybė, tai yra pliusas. Įstatymo teisumu nepeiktinas, reiškia, viską laikėsi, kas buvo. Aš jums noriu tik tai parodyti, išryškinti tas mintis, nors aš galėčiau pasitikėti ir kūnu, aš galėčiau pasitikėti savo žydiškų kūnų. Bet to nedarau. Ir dar viena eilutė. Visi, kurie nori pasirodyti geri kūnų, verčia jūsų apsipjaustyti. Nes tipo jūsų apipjaustytas, aš su manim viskas tvarkoju. Jau religinis antspaudas uždėtas. Ar laikausi tų nuostatų, religinių nuostatų, ten įstatymo nuostatų, čia antrailis dalykas. Svarbiausia, aš esu jau viskas. Paženklintas ir aš jau priklausau, turiu mano tikėjimo simbolius. Kas vyksta šiandien, lygiai taip pat. Ar ten ką daro, ar ką nedaro, svarbiausia, aš padariau tos simbolius. Pasikrikštijau, priėmiau visą tą inicijavimo, aš kalbu dabar apie katalikų bažnyčią, inicijavau visas procedūras, aš priėmiau, o toliau, čia praktiškai ir viskas išspręsta.
Viskas. Aš esu dabar jau Dievo žmogus, aš esu krikščionis ir su manim viskas gerai. Ja? Tai va, visi, kurie nori pasirodyti kūnu, verčius apsipjaustyti, kad tik jiems netektų kęsti persekiojimų dėl Kristaus kryžiaus. Bet net ir patys apipjausti nesilaiko įstatymų. Vat ką aš ir sakiau. O čia nori jūsų apipjaustimą, kad galėtų pasigirti jūsų kūnu, kad mes laimėjome žmonės. Jie patys nesilaiko. Nes ir Paulius sako, kad kurie buvo judėjai arba žydai, vieni buvo nuoširdų žydai, kurie iš tiesų paėmė tą įstatymą, Mozės įstatymą labai giliai, jie nuoširdžiai tarnavo Dievui. Tai yra tikras žydas. Paulius sako, tai yra tikras žydas ir tikras apipjaustimas, kuris nėra išoriškai, bet yra širdį. Jis kalba dabar ne apie krikščionybę, kalba apie tuos, kurie nuoširdžiai priėmė to meto Dievo valią. Tuo metu Dievo valia buvo įstatymas auklėtojas, kuris auklėjo ir vedė į Kristų. Ir tuo metu iki Kristaus nebuvo jokių galimybių patirti kažkokį išteisinimą, pilną išteisinimą, bet ten buvo, jie laikėsi uoliai ir buvo laikomi teisuoliais. Ir po to jie gavo apdovanojimą ano prisikėlimo metu. Tai va. Ir mes dabar žiūrim iš tą temą, kad ką reiškia žodis gyventi pagal kūną. Ką reiškia žodis gyventi pagal kūną. Todėl šiandien, gal šitoje vietoje aš noriu šitą dalį apibendrinti taip. Jau žinote pastarųjų laikų naują atidengimą, naujas pamokas, kurias aš dėstau, kurias pavadinau kūrėjo dienotvarkė. Arba pas jį viskas sudėliota. Ir mes žinome, kad buvo vienas laikotarpis ir dabar yra kitas laikotarpis. Anas laikotarpis, pavadinkim senų laikotarpių, senoji sandora, kuri buvo susieta su Mozės įstatymu, su kunigija, su šventikla ir su žemiškais izraelitais. Arba Izraelis pagal kūną. Tai buvo senas laikotarpis. Ir sako, kas pasens ir nukaršta, to greitai nebeliks. Ir mes žinom, kad visa tai išsipildė 700 metais. Tai viskas užsipildė. Senas dangus ir senoji žemė pasitraukė, štai atsivėrė naujas dangus ir nauja žemė. Ir Jonas girdėjo žodžius, štai darau viską naują. Ir tas nauja, ką jisai daro, nusileido tiesiog iš dangaus tas projektas. Ir tas projektas turi ne vieną pavadinimą. Tas, kas nusileido 700 metais, pagal Apreiškimo knygą, tai yra naujoji sandora, amžina sandora, kuris jisai sudaro, naujoji sandora, tai yra naujas dangus ir nauja žemė. Tai yra naujoji Jeruzalė arba dangiška Jeruzalė arba mylimas miestas. Ir sena viskas uždaryta. Ir štai pasirodė viskas nauja. Mes dabar gyvename arba bent turėtume gyventi visame tame, kas yra nauja. Bet didelė bėda arba tragedija, kad bažnyčia nenori palaidoti arba nenorėjo palaidoti, kas jau buvo Dievo palaidota. Nes jisai uždarė viską, uždarė judaizmą. Judaizmo šiandien, autentiško judaizmo nėra ir negali jo būti. Šiandien tai, ką žmonės vadina judaizmu, tai yra kažkoks neojudaizmas, tai galbūt talmudizmas, bet to autentiško judaizmo tiesiog nėra. Jis yra pagal Dievo valią uždarytas. Dabar atidaryta yra naujas dangus ir nauja žemė. Amžina Dievo karalystė. Taip? Ir
Jonas sako, ir tai pamačiau naują Jeruzalę nusileidžiančią iš dangaus, pasipuošusią tarsi nuotaka. Ir po to jis pradeda vardyti, ką jis joje mato. Biečia pamoka buvo paskutinė pamoka šį sekmadienį iš Vilniaus. Jis mato tenai, to Jeruzalėj, kažkas yra ir kažko jau nėra. Kažką jis mato, ko jis nematė, kas pasirodė nauja su naujų projektų. Ir kažko jau nėra, kas buvo anksčiau. Kogi nėra, kas buvo anksčiau. Ir mirties tenai daugiau nebebuvo. Ir mirties daugiau nemačiau. Ir prakeikimo joje nėra. Be prakeikimo palikime ateičiai, bet čia mūsų tema yra gyvenimas ir mirtis. Taip? Nes tie, kurie gyvena pagal kūną, ar mes skaitėm, ar neskaitėme, skaitėme, atrodo, jo, pačioje pradžioje. Kol gyvenom pagal kūną, mūsų norėse veikia įstatymo pažadintos, nuodėmingos aistros ir mes nešime vaisių mirčiai. Taigi mes matome, kad nuodėmė yra mirtis, arba nuodėmė lygų dvasinė mirtis, o įstatymas pastiprina nuodėmingumą. Įstatymas visuomet pastiprina nuodėmingumą. Ir jisai iškelia nuodėmę. O šiandien, kurie yra po įstatymų, ar po Mozės įstatymų, kokių kitokių reformuotų įstatymų Mozės, arba po kurios savo religingų įstatymų, dorovės, matomo regimo elgesio, tą daryk, to nedaryk, taip apsirenk, taip neapsirenk, taip kalbėk, taip nekalbėk, taip atrodyk, taip neatrodyk, taip elkis, suprant. Yra kažkokie sukurti dar nauji įstatymai, kuri turi kažkokį pagrindą arba kyla iš to, ką jie skaito Mozės įstatyme, kas yra labai daug knygų parašyta, didelė dalis yra Mozės įstatymo aprašyta šitoj knygoj. Labai daug. Tai šitie veiksmai, jeigu tu jiems esi kažkaip tai pavaldus, tavyje sukelia galimybę nusižengti tiems įstatymams arba taisyklėm, kurios vienos yra paimtos konkrečiai iš Mozės įstatymų, o kitos paimtos tavo išgalvotų. Mozės įstatymas senai uždarytas, jo nėra. Sako, kas pasensta ir nukaršta, to greitai nebeliks. Jisai pasakė paskutinėmis dienomis nuo 30 metų iki 700 metų. Vienoj toj kartoj, kur turėjo viskas įvykti, ir ta karta iki tų paskutinių įvykių vadinasi paskutiniai laikai, paskutinės dienos, iki paskutinės lemtingos viešpaties dienos. Mes šitą jau mokėmės, taip? Todėl mes darome išvadą šiandien, kad jeigu, sakykime, pavadinkime bažnyčia, bendruomenė, dvasinė mokykla, jeigu joje vis dar toje mokykloje skelbiamas įstatymas, bet kokia prasme, ar Mozės, ar koks įstatymas skelbiamas, praktiškai visuomet tose bažnyčiose mirtis turi galimybės žudyti, naikinti, atskirti, sugriauti Dievo žmonės arba sugriauti santyki Dievo žmonių su kūrėju Dievu. O viskas čia yra apie santykį. Viskas yra apie tavo širdies vienybę su Dievu. Krikštą jame, susiliejimas su juo, koinonija arba bendrystė su juo. Čia viskas yra apie tai. Todėl mes matome, kad šitam laikotarpiu pagal Dievo valią jisai numatė, kad čia bus šitas laikotarpis pilnas gyvenimo. Nes iš to projekto teka gyvenimo upė, Zoje upė teka. To miesto, to dvasinio miesto, to projekto centre teka gyvenimo upė. Čia yra Dievo valia, kad mes gyventume ir turėtum amžiną gyvenimą. Ir tai yra amžinai. Beje, apie tą miestą sakoma, kad bus įvestas amžinas teisumas. Amžinas teisumas, pačio Dievo įvestas. Iškia, tai kur yra teisumas, ten yra nekaltumas, ten yra nuodėmės, ten yra pasmerkimo.
Pauliusgi judaizmą vadina mirties tarnavimu, pasmerkimo tarnavimu. Ir jeigu mes šiandien tikim, aš Kastytis tikrai tikiu, kad Dievas pagal savo valią 700 metais atėjo ir uždarė, Jėzus atėjo ir uždarė seną visą laikotarpį su judaizmu. Ir pasmerkimo tarnavimo šiandien nėra. Pagal Dievo valią. Ar jis yra šiandien? Aš manau, kad apstu tokia tarnavimo yra. Apstu. Šiandien žmonės ieško, kas ką daro blogai, tame tarpe ir aš. Tame tarpe ir aš. Man reikia išsigydyti šiandien iš pasmerkimo tarnavimo. Aš jums sakau nuoširdžiai. Kartais pasikalbė apie vieną ir kitą, tas kažką pasakė, tas kažką padarė, tai pasiilgė ir panašiai. Ir tu vat, kažkokios tai inercijos ieškai, kas ką padarė negerai. Kas kažką negerai pasakė, pasiilgė ir panašiai. Ir tu tampi ne naujo laikotarpio tarnas, įgalintas šventosios dvasios. Tai yra ne naujosios sandoros tarnas, kurio tikslas atnešti Dievo teisumą, sutaikinimą, ramybę, džiaugsmą, meilę, nekaltumą. Bet tu vis dar tarnauji tai senai epochai. Todėl, kai aš ir tą sekmanį norėjau padėstyti, kas yra ir mirties daugiau nebuvo, aš norėjau sudėlioti mirtį 3 dalis ir vieną iš tų paskutinių, gal man trūko malonės išaiškinti, tai yra tai, kad naujoje Jeruzalėje, kur mes dabar esame, šitam laikotarpį, įstatymo tarnystės nėra. Tu neturi net teisės užkabinti tai, kas buvo ir tai, kas sugriauta ir tai, kas uždaryta. Jeigu tu tai darai, nežinau. Aš to nenoriu daryti. Aš noriu gyventi Dievo valioje ir tarnauti gyvenimo žodžiu. Taigi, bažnyčios, kurios dar dėsto ir moko įstatymą, jos yra kūniškos, ten daug susiskaldimų, daug to, kas griauna žmonių gyvenimus, santykius 100%, pasidalinimai, susiskaldimai, jie yra būtent dabartiniai bažnyčių, nes reikia išimti iš tenai būtent šitą pasmerkimo tarnavimą. Ir šiandien vadovautis dvasia, vadovautis meilė. Nes meilė yra tavo dvasių, tikra dieviška meilė. Pakelti vienas kitą, mylėti, sutalpinti, kūniškus žmonės sutalpinti, pagarbiai žiūrėti į lyderius, kurie tarnauja žodžiu, yra svarbus, jie yra labiau atakuojami. Ir kai jos atakuoja labai, tai vat nebūk tas, per kurį tai atakuojama. Geriau patylėti, o jeigu kas kalba, geriau užčiaupti tą, kuris atakuoja, kuris skleidžia tas kalbas, užčiaupti, kad to nevyktų. Tai va. Ir nepasakiau tai, ką norėjau šiandien pasakyti apie tą kūniškumą. Taigi šitoje vietoje aš noriu pabaigti, galbūt apibendrinęs, ir tada jau kitą pamoką bus antra dalis šitos pamokos. Nors šita dalis, ką aš kalbėjau, jau buvo vasarą sakoma, bet tai labai svarbios tiesos, kad mes pagautum tą vientisumą ir panašiai. Taigi, padalinu šitą pamoką į 2 dalis. Gyventi pagal kūną ir gyventi pagal kūniškumą. Nes kūniškumas taip pat atneša dvasinės mirties arba atskirties pasireiškimus, kurie atskiria tave nuo Dievo, atskiria nuo Dievo gyvenimo, atskiria nuo kitų žmonių. Iš čia skyrybos šeimose, iš čia yra skyrybos bažnyčioje, iš čia yra susiskaldimai bažnyčioje, sektos bažnyčioje, fragmentacijos, tarp bendruomenių, pačioj bažnyčioj, susiskaldimai. Čia viskas yra būtent tai, kas veikia šiandien. Jeigu mes to net pažįstam, gali paveikti ir mus. Ir taip tie dalykai mus apvagia, mus išsekina ir padaro sausais krikščionėmis. Ir mes tada sakome, kurgi viskas, o kur Dievo artuma. Tai va, tai šiandien šiai pamokai tiek ir įjungsiu jums
paraginimą nupirkti mokytojų kavos ir paliksiu ten apačioj aprašę taip pat tą nuorodą, kurią paspausite ir galėsite savo ačiū už pamoką aprengti būtent puodeliu kavos. Dėl ko aš be galo dėkingas visiems tiems, kurie palaiko mus, kurie supranta šitą tiesą ir kurie šiandien pasiryžę augti, bręsti, kad mes neliktume maži vaikai, siūbuojami ir nešiojami bet kokį vėjelį. Taigi šitą vietą aš dau tašką ir atsisveikinu su jumis, myliu jūs visus, Jėzaus vardu, amen.